Taigi, sveiki visi ir šiandien vėlgi aš. Daugiau šiandien kalbėsiu apie čakrų veiklą, vadinasi, apie čakras, pristatysiu šiokią tokią informaciją, kad maždaug įsivaizduoti arba suprasti, apie ką atsakingos yra čakros. Šiaip tai pačias čakras, aišku, tos informacijos galima pasidomėti Google ir panašiai, bet šiandien daugiau aš pakalbėsiu, ko galbūt pastebėjus esu yra neaprašoma apie čakras. Vadinasi, kaip žinia, mes turime pagrindinės 7 čakras. Vadinasi, 1, 2, 3 ir 4, 5, 6, 7. Vadinasi, visos čakros, jos kada tarpusavyje gražiai sąveikauja, žmogus, jisai iš esmės gerai ir fainai spinduliuoja, cirkuliuoja, vadinasi, ne? Taigi vėlgi šie centrai yra atsakingi už tam tikrus mūsų gebėjimus, už tam tikras mūsų galimybės reikštis gyvenime, siekti savų kažkokių tai vadinamų tikslų, siekių ir panašiai. Kiekviena čakra yra kaip informacija, kuri vadinasi laiko kažkokią tai informacinį srautą, vadinasi, ir jos aktualizacijos laikotarpiai, ko pasiekoja tiesiog čakros suka kažkokią atitinkamą ratą ir tokiu būdu pakelia kažkokias tai vadinamas situacijas, kurias, arba žmogus praeina, arba suvokia ir panašiai. Taip energija atsilaisvina, žodžiu, ir žmogus tampa gyvybingesnis, geriau jaučiasi ir panašiai. Tai va, tai pirmoji čakra, jinai atsakinga yra už mūsų ryšį su gamta ir su žeme, vadinasi, kuo pirmoji čakra yra stabilesnė, tuo žmogus jisai geba jausti žemišką gyvenimą. Pirmoji čakra yra viskas apie žemišką gyvenimą. Vadinasi, žemiškas gyvenimas tai yra finansai, sociumas ar ten išoriniai dalykai, viskas, kas yra žemė. Dėl to, norint aktualizuoti pirmąją čakrą, vadinasi, labai yra pravartu kiekvienam žmogui praleisti kuo daugiau laiko gamtoje, pasivaikščiojimai tie patys, netgi kažkokie tai užsiėmimai yra žemiški ir, tarp kitko, kai kokios profesijos, kai kurios jos yra žemiškos profesijos, vadinasi. Tai žmogus, jeigu jisai ir profesiją turi kažkokią tai žemišką, vadinasi, tuo jisai žemiškesnis, vadinasi, yra žmogus. Tuo jo vertybės bus, gali būti ir vertybės kažkokios atitinkamos, būtent žemiškos vertybės. Ir vėlgi, žemiškos vertybės tai yra pinigai, seksas, išorinis pasaulis, daiktai, ir, žodžiu, tai yra žemiškas gyvenimas, žemė. Toliau yra antroji čakra ir ką dar norėjusi pasakyti, kad kiekviena čakra aktualizacijos laikotarpis, jisai vyksta apie 7 metus. Vadinasi, pirmi 7 metai yra labai svarbus būtent pirmosios čakros aktualizacijai, tai vadinasi saugumo jausmas, žemiškas gyvenimas ir panašiai. Todėl vaikai dažniausiai nuo 1 iki 7 metų tai yra labai svarbus momentas, nes aktualizacija vyksta pirmosios čakros. Toliau po 7 metų, keliaujant į 8 metus, yra seksualinės energijos, gyvybinės energijos čakra, antroji čakra vadinasi, kur žmoguje pradeda akumuliuoti jo gyvybinė energija. Apart seksualinės gyvybinės energijos, iš esmės, jokia energija daugiau kaip ir nėra egzistuojanti, tiesiog, iš esmės, gyvybinė energija yra visur gyvybinė seksualinė energija. Tik jūs kur nukreipsite tą gyvybinę savo energiją, tai yra kiekvieno žmogaus pagal turimus įrankius ir pagal turimas kažkokias tai žinias. Tai 7 metai vėlgi aktualizuojasi antroji gyvybinė seksualinė energija. Todėl, kaip galime pastebėti, kad vaikai šitame momente, jie pradeda kažkoks maištavimas vyksta ir panašiai dėl to, kad jungiasi būtent seksualinė gyvybinė energija. Toliau yra trečioji čakra, kuri yra atsakinga už kryptį, judėjimą, tikslų siekimą, strategiją, veiksmai. Kažkoks momentas, kuriame kuo yra trečioji čakra pas žmogų aktyvesnė, tuo jisai daugiau yra linkęs į siekių ieškojimą, siekių tikslų siekimą ir panašiai. Ta čakra ne veltui ir vadinasi manipura, dėl to, kad toje čakroje dažniausiai vyksta labai daug manipulacijų kažkokių tai. Ir iš esmės yra būtent jinai atsakinga už tikslų ir siekių siekimą. Ir pas ką yra labai aktyvi trečioji čakra, vadinasi, žmogus bus koncentruotas daugiau į siekius, į tikslus ir panašiai.
Todėl labai kaip ir svarbu, minėjau, kad visos čakros vyktų balanse. Kada jos vyksta balanse, tuomet žmogus jisai nėra perlyg siekiantis tikslų, nėra pernelyg kovojantis ar taip toliau panašiai. Tai vat, ypatingai trečiąją čakrą, kurie turi labai aktyviai, jie būna linkę būtent tik tai į tikslų, į siekių ir strategijų veiksmų kryptį. Vadinasi, apie dvasingas gyvenimas jisai iš esmės kažkur tai keliauja toliau. Taip, dabar ketvirtoji čakra, kylame į ketvirtą čakrą. Ketvirta čakra vėlgi vyksta 7 metai, jinai aktualizuojasi 7 metus ir kada pas žmogų jungiasi būtent aktualizacija vyksta ketvirtosios čakros, gali iškilti netgi situacijos, dėl ko yra būtent kalbėjimas apie širdį, ne? Vat, tai yra širdies čakra, kuomet mes kalbame apie tai, ką mes jaučiame širdimi, ką mes išjaučiam. Čia gimsta ir intuiciniai dalykai tam tikri ir panašiai. Tai viskas yra apie pojūtį, vadinasi, viskas, ką mes jaučiame, ką mes norime realizuoti. Tai yra pasirinkimai, pavyzdžiui, profesijų ir panašiai. O netgi tie metai, nuo 21, kiek aš atsimenu, iki 7 metus aktualizacija vyksta būtent ketvirtosios čakros, kas yra kalbama, ką žmogus darys širdimi, kas jo yra pašaukimas, kas yra jo širdies balsas ir panašiai ir taip toliau. Tai vat būtent ketvirta čakra jinai yra atsakinga už žmogaus gebėjimą realizuoti save tai, ką iš esmės nori jo širdis, jo dvasia vadinama. Toliau penktoji čakra, vėlgi aktualizacija vyksta už tai, kaip žmogus išreiškia save. Nes saviraiška kažkokia, kalbėjimas, ypatingai apie kalbėjimą yra kalba. Kaip žmogus dėlioja mintis, kaip jis jas sako, kaip jisai išreiškia save, kaip jisai realizuoja save, tai viskas yra apie penktosios čakros būtent veiklą vadinasi. Ir kada vėlgi aktualizacija vyksta penktosios čakros, gali ateiti situacijos kažkokios vadinamos, kuriuose žmogus gali pastebėti ir suprasti, kodėl vis dėlto savirealizacija kai kuriuose vietose yra galbūt užsivėrusi, užverta kažkaip tai ar kažkokios tai tam tikros situacijos. Ir 7 metai vyksta būtent penktosios čakros aktualizacija. Toliau keliaujame į šeštąją čakrą, vadinasi trečiosios akies čakrą. Vadinasi trečioji akis, taip vadinama yra ta čakra, tai yra vidinis žinojimas. Ir tai yra tas vidinis žinojimas, kada po žmogų gimsta ir matymas, ir geras girdėjimas gali būti tam tikri ekstrasensoriniai, galima sakyti, pojūčiai ir panašiai, kuomet žmogus atvėręs, kuo jisai daugiau yra cirkuliacija visose kitose energijose, energija aišku kyla į viršų ir tokiu būdu daugiau atsivernėja tam tikri po žmogų talentai, vadinamieji talentai, kurie protų nepaaiškinami, bet žmonės turi kažkokių tai vadinamų, kaip sakant, pojūčių, jausmų arba gali matyti, regėti ir panašiai. Ir, 7 čakra, vėlgi, kaip ir minėjau, 7 metai yra būtent aktualizacijos. Ir tada 7 čakra yra karūninė mūsų čakra, kuri kaip pati nuostabiausia čakra, kuri sujungia kosmosą su Žeme, vadinasi, per žmogaus vertikalėje būseną. Žmogus yra vertikalioj pozicijai, vadinasi, ir 7 čakra su 1 čakra per visas čakras, kad cirkuliacija kuo jinai yra stabilesnė, tuo žmogus jaučiasi Žemėje saugus, vadinasi, gali save išreikšti, gali numatyti, gali nuspėti kažkokius tam tikrus dalykus, pasirinkimus atitinkamus padaryti. Ir 7 čakra, tai mūsų dieviškoji čakra, vadinasi, kur susijungia kosmosas su Žeme. Tai iš esmės labai gražus momentas vyksta, kada žmogus sujungia savyje tą momentą ir tada žmogus yra labai stabilus, vadinasi, ne? Ir dabar šiek tiek dar pasakosiu, vadinasi, vėlgi 7 metai. 7 metai, tai kiekvieną čakrą pasiskaičiuoti tada galima nuo 1 iki 7. 1 čakra aktualizacija, tada 2 čakros aktualizacija, 3, 4, 5, 6 ir 7. Ir kada žmogus keliauja iš esmės kažkokiu tai gyvenimo keliu, jam gali ateiti tam tikros, kaip ir minėjau, situacijos, kurios gali rodyti, dėl kokių priežasčių žmoguje, pavyzdžiui, gal saviraiška kažkokia tai sudėtingesnė, ne? Galbūt kažkokios tai tam tikros situacijos, kurios gali įtakoti, kodėl žmogus, pavyzdžiui, pasirinkimas, ne? Pasirinkimas yra, koks žmogaus yra kelias, ne? Tarkime, profesijos pasirinkimas netgi būna, tarkime, ypatingai profesijos pasirinkimas, jis yra eina nuo 21 metų ir ten 7 metus jisai, ta prasme, keliauja, to dvasingas čia gyvenimas vadinamas prasideda. Ir kaip žinia, mes patenkame į tokią
būsena, kada mes renkamės profesiją, kuri mums bus artima, kurią mes norime išreikšti ir panašiai. Todėl pirmoji čakra yra saugumas, antra čakra yra energija, trečia čakra yra tada, kada ta energija yra įdarbinama ir kryptingai nukreipiama, vadinasi įrankiai, kaip mes generuosime tą energiją. Vadinasi, jeigu energija jinai yra, vadinasi, reikia gerų įrankių, kad žmogus nukreiptų tą energiją kryptingai, tikslingai ir kad jinai atneštų to rezultatų, vadinasi, kažkokių tai. Ne? Tai va čia įrankiai. Visi įrankiai iš esmės yra būtent trečiojoje čakroje. Visi įrankiai. Mentalinis lygmuo, vadinasi, įrankiai kažkokie. Tai ką žmogus geba daryti. Ir ketvirtoji čakra yra tai, ką aš išmokau, ką aš patyriau, dabar energijos turiu. Vadinasi, dabar tai galiu širdimi pajausti, kas yra tikras mano kelias. Ir penktoji čakra yra apie tai, aš galiu tai išreikšti pasauliu. Vadinasi, duoti pasauliu, išreikšti, išreiškimas vyksta kažkoks tai. Todėl yra labai svarbios būtent šios vadinamos čakrų veikla. Dabar apie tas situacijas būtų klausimas, ne? Tai kas yra jau tame etape, kada einate dvasingų gyvenimų, sąmoningumo keliu, ne? Ir sprendžiasi kažkokias tai situacijas. Vadinasi, reikia nepamiršti to, kad gali ateiti kažkokios vadinamos situacijos, kurios parodys jums, kad, na štai, 6 metų kažkur tai panaši situacija buvo, tarkim, ne? Ir ta situacija gali rodyti būtent apie tai, kokia situacija gali buvo būti nesuvokta arba suvokta būtent kaip 6 metų, tarkime, žmogui, ne? Ir panašiai. Tiesiog, kad pasąmonė jinai paslepia tuos dalykus ir tie dalykai, jie kartais vizuališkai ateina mums kaip ženklas kažkoks, ne? Parodymas, kad, na va, štai ta situacija, kurioje kažkur tai buvo užsivėręs kažkoks tai, tarkime, jūsų talentas vadinamas, ne? Yra žmonės, kurie iš esmės eina per sąmoningumą, per pastebėjimą. Aš daugiau čia duodu tokį įrankį, kad jeigu kažkas atsiduria tokiose situacijose, apie ką tai yra, trigeris kažkoks rezonansas, ne? Kažką tai pamatėte, kažką tai pajutote. Iš esmės tai gali būti jums atsakymas, būtent kokioje situacijoje jūs kažkur tai vienaip ar kitaip pasijutėte, dėl to iš esmės ta situacija gali pasikartoti kažkur tai, ateiti kaip situacija. Dabar ką dar norėtųsi pasakyti, tai kad kada ateina tos situacijos vadinamos, aišku, tie jausmai jie gali būti kažkokie tai, nemalonus ir nefaini, bet visada atkreipkite dėmesį į tai, kad kiekviena situacija tai yra ženklas jums, kad jūs esate pasiruošęs tą situaciją arba praeiti, arba jums, kaip sakant, jau duodama ta situacija tam, kad jūs galiausiai suvoktumėte iki galo, apie ką tai yra esmė, ne? Na, tarkime, tai aš tiesiog sakau, kad jeigu situacija ateina, tai reikia padėkoti tai situacijai, vadinasi, pats kūrėjas, kitiems nepatinka tas žodis Dievas, tai aš daugiau mėgstu vadinti kūrėjas, duoda ženklą, štai žmogau tau situacija ir pasižiūrėk į tą situaciją, tu esi pasiruošęs tą situaciją praeiti, pasiruošęs galbūt ją suprasti, suvokti, kad galiausiai tavyje išsirištų kažkokie tai vadinamieji klausimai, su kuriais tu galbūt šiandien dienai kažkaip tai vienaip ar kitaip kovojimas kažkoks tai vyksta, ne? Vidinis konfliktas, kovojimas ir panašiai. Tai čia yra tos 7 čakros, vadinasi, tai, kas turite popieriaus lapą arba tiesiog paimkite tas čakras, susibraižykite į tokią lentelę vadinamą, ne? Ir tada jūs galėsite daugiau orientuotis toje lentelėje, kas 7 metus, kokios asmeniškai jums ateina situacijos ir kokį klausimą jūs šiandien sprendžiate. Pavyzdžiui, elementariai jums yra galbūt kokie 25 metai ir jums aktualizacija vyksta, tarkime, širdies čakros, ne? Tai gali būti pasikartojantys santykiai, pasikartojančios situacijos, kuriuose gali rodyti, kodėl jūsų širdies čakra arba meilės energijos čakra, jinai užsiveria. Tarkime, ypatingai tie, kas klausimą kelia su santykiais kažkokiais, ne, kodėl santykių nepavyksta užmėgsti, ar ten dar kažkokie tai kiti klausimai. Tai, žodžiu, gali tai būtent parodyti tam tikras situacijas, kuriuose pamatysite tą situaciją, dėl kurių priežasčių, vadinasi, kokios priežastys gali lemti. Tai, aišku, netapkite visiškai stebėtojais, nes kada aš papasakoju tam tikras situacijas, kad gali tai būti, tai dažniausiai tos situacijos jos... Taip, pakeičiau biškį vietą, lietutis lyja, tai žodžiu, esmė yra tame, kad
tos 7 čakros vadinasi, ne, vat, kas būtent pasimkite, kaip ir minėjau, popieriaus lapą ir galite tiesiog tas 7 čakras nusibrėžti. Nusibrėžti ir vadinasi, kas 7 metus stebėti, kokios vyksta situacijos. Jeigu tuo metu jums, pavyzdžiui, yra laikotarpis ties jungimusi 4 čakros, tai gali ateiti tam tikros situacijos, kurios yra susijusios su jūsų širdies jausmais kažkokiais tai vidiniais jausmais. Ir būtent tuos 7 metus gali grįžti, vadinasi, grįžinėja kažkokios tai situacijos, tam, kad jūs galutinai tas situacijas suvoktumėt, suprastumėt arba pereitumėt arba kažką tai keistumėt. Vadinasi, jeigu, tarkime, turėjote pirmosios meilės kažkokią tai, ne, situaciją, čia tiesiog elementariai pateikiu kaip pavyzdį. Jeigu pirmoji meilė buvo kažkokia, kuriuose jautėte nuoskaudą ir panašiai kažkokį tai dalyką, ne, tai vadinasi, gali vykti vėl pasikartojimas tos pirmosios meilės, kažkokios tai situacijos, tam, kad galutinai ją pamatytumėt tą situaciją ir galų galiausiai jūs arba pakeistumėte kažkokį tai, priimtumėte, nu, tarkime, pasirinkimą, sprendimą kažkokį tai, ne, arba kažkaip tai kitaip komunikuotumėt. Elementariai, vat, pateikiu pavyzdį, mergina, vat, nesenai mes dirbome su viena moterimi, kuri iš esmės dažnu atveju, jinai, kai išeidavo iš santykių, jinai išeidavo nieko nepasakiusi, vadinasi, jos pomėgis buvo tiesiog palikti tylą ir, žodžiu, išeiti tiesiog niekam nieko nepaaiškinus ir niekam nieko nepasakius. Tai buvo jos kažkoks tai tam tikras sprendimas. Ir galų galiausiai situacijos kai kurios sugrįždavo tam, kad vis dėlto tą momentą pakeisti, vadinasi, ne, va, tarkime, pasakyti, dėl kokių priežasčių, kodėl ir panašiai ir taip toliau. Tai iš esmės žmogus tada praeina tą situaciją ir galų galiausiai kažką tai pakeičia. Taip pat vyksta tokie vadinamieji pokyčiai ir, kaip ir minėjau, dažniausiai suaugę žmonės, jie kalbasi, jie šnekasi, jie nori žinoti, jie nori suprasti, kodėl ir panašiai. Ir tai labai yra gražu, kada mes gebame su žmonėmis kitais kalbėti ir paaiškinti, dėl kokių priežasčių. Tai vat kartais įvyksta tokios situacijos, nepasimeskite, kada tokios situacijos jos ateina. Panašu, kad lietus pradeda lyti, reikės kažkur tai eiti kitur, traukti kažkur tai atsisėsti po stogu ir, žodžiu, vat, tiesiog pastebėkite tas situacijas, jeigu jau kažkas tai kartojasi, tai galbūt atėjo laikas kažkokį tai santykį vidinį pakeisti kažką tai naujo, vadinasi, kažkokį tai naują santykį arba naują ryšį. Tai vat, priimkite tinkamus sprendimus, pastebėkite situacijas, vadinasi, jeigu ta situacija tokia yra. Ir kaip ir minėjau, tikriausiai ne veltui turime kalbos dovaną tam, kad galėtume vieni su kitais kalbėtis ir ypatingai išmokti išgirsti kitą žmogų ir išgirsti patiems save. Ir šitoj vietoje galbūt atrasti kompromisą tiek ir vienai ir kitai pusiai, kad būtų palankus sprendimai. Vadinasi, nei vienas, nei kitas nebūtų nuskriaustas. Ir nepamirškite, kai kartais norime daug, gauname kartais ir mažai. Tai kuo mažiau norėsime, tuo gyvenimas būna dosnesnis ir apdovanoja mus būtent turėti pakankamai tiek, kiek mums iš esmės ir reikia turėti. Tai va čia galbūt norėjosi taip šiek tiek pakalbėti apie tai, kad nebūkime godus, geriau eikime į kompromisą, į kažkokį tai ieškojimą, situacijų kažkokių pramatymą ir aukime kaip žmonės. Tai yra svarbiausias dalykas gyvenime. Būkime žmonėmis, tie, kurie geba dalintis tuo, ką turi, geba atlikti tam tikrus veiksmus, tarkime, kuriuos mes turime įrankius ir tai dalintis su kitais žmonėmis. O kad dalintis mes kiekvienas mokame ir mes visada dalinamės tuo, ką mes turime. Vieni turi žinių, kiti turi finansų, kiti turi bagoti yra finansais, kiti, tarkime, yra turtingi dar kažkokiais kitais dalykais ir kiekvienas mes čia prisidedame savo kažkokiu tai vadinamoju gerbūviu. Tai šiandien tiek ir kaip ir minėjau, tada 7 čakros, kas 7 čakras galite tiesiog savyje atkreipti dėmesį arba prisiminti tam tikrą situaciją, pažiūrėti, kaip jums tos lentelės vadinamos veikia ir bent jau suprasti, koks yra laikotarpis jūsų dabar ir tarkime, kokiam laikotarpį jūs randatės, kad galėtumėte prasispręsti kažkokias tai vidinius dalykus. Ir nepamirškime, kada dėmesys yra nukreiptas į mus pačius, prasideda vidinis augimas. Tai šiandien tiek, iki susitikimų.